Kulion – sala, kuri kadaise buvo didžiausia raupsuotųjų kolonija pasaulyje. Į šią salą atvykau norėdamas geriau suprasti jos sudėtingą istoriją, pažinti jos gamtą, tačiau ši kelionė atnešė kur kas daugiau, nei pats tikėjausi. Per šią trumpą išvyką plaukiau laivu, nardžiau po rifus, vakarojau su vietiniais, gilinausi į Kulion praeitį, krapausi plaukus, rinkau kokosus ir patyriau dar daugybę nuotykių. Tad kviečiu patogiai įstaisyti ir prisijungti prie šių nuotykių kartu. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Nu ką, tai labas rytas. Mano rytas prasidėjo pakankamai anksti, nes turėjau atsikelti ir varyti kelto ofisą, kad nusipirkčiau biletą. Pats bilietas nėra brangus, kainavo tik kažkur apie 6 eurus. Įsėdus į keltą mane pasitiko pilna kabina žmonių, buvo pakankamai šilta ir prie viso to prisidėjo pakankamai stiprokas vaiko rūgtelėjimas ant žemės. Bet nieko, visiems pasitaiko, visiems būna. Pats keltas netruko labai ilgai, plaukėm kažkur apie valandą laiko ir galų gale pasiekėm Kuliono žemes. Labas rytas. Matau ir vėl yra Ecological Fee. Nesąmonės. Žodžiu, pasisekė, nemokėjom už fee. Nelabai kas važiuoja į šitą salą. Turiu omeny iš baltųjų žmonių. Vienas buvau visiškai kelte baltasis. Nežinau, kiek kartų perklausė manęs uoste pačiam, ar tikrai važiuoju į šitą salą. Sakau, jo, į šitą salą bilietą rodo visiems. Tikrai nėra populiari destinacija, bet pažiūrėsiu, ką duos šitą buvusi raupsuotųjų kolonija. Didžiausia buvusi raupsuotųjų kolonija pasaulyje vienu momentu. Esmė tokia dabar veiksmų planas. Varau pavalgyt, jeigu dirba kažkas, nes dar nieko nevalgiau. Tada reikia susirasti, kur miegot, nes irgi čia labai sudėtingai su to apgyvenimu. Nėra variantų, bendravau su vienu žmogum, bet dabar nebeatrašo tas žmogus. Ir tada nežinau, gal nuvarysim šiandien į muziejų, būtų labai gerai įsinuomoti pirdą, jeigu įmanoma irgi kažkur gauti ją. Ir pasivažinėti biškelį po salą rytoj. Nu tai toks kaip ir veiksmų planas. Dabar einam ieškoti valgio kažkur, jeigu toks yra. Pagaliau maistas kainuoja nebe po 400-500, o normali kaina 120 pesų, kas yra euras 76, tai tokios kainos ir turi būti. Va, išvažiuoju iš Turistina ir normalios kainos už maistą. Aleliuja. Atsikėlė mano draugas, su kuriuo susirašinėjau, tai žodžiu viskas gerai. Atvažiuos čia, paims mane, dar paskolins man savo snorkelinimo gierą visą, nes sakė, čia yra gerų vietų pasnorkelint, ir nuveš pas savo draugą, kur galėsiu apsistoti. Kol kas viskas einasi labai gerai ir pagal planą. Gerai, tai šiek tiek prieš istorijas, kaip čia susiradau šitą žmogų. Tai prieš atvykstant į salą rašiau daugeliui apgyvenimo įstaigų per Facebooką, tačiau tik vienas hotelis iš jų man atrašė. Taip sutapo, kad būtent Adam, vadinkim jį Adomu nuo šio, kad būtent Adomas dar vis turėjo Facebooko prisijungimus to hotelio, nes prieš tai ten darbavosi, nors pats viešbutis jau nebedirbo. Ir taip sutapo, kad Adomas sutiko aprodyti man salą, surado, kur man apsistot porai dienų ir pabuvo mano kompanija šiomis dienomis. Pats jisai gyvena čia jau kelerius metus. Karts nuo karto vis sugrįždamas į savo gimtinę UK. I'm holding the boat.
Wow. This is my idea of paradise, mate. Little face looking out. Hello. Hello. Hi. Nice. Tvarėm į Krioklį pirmą. Graži vieta šiaip palmės. Salytė palmių. Gal nebus krokodilo viduje. Šiaip šiltas vanduo labai. Šiaip netikėtai čia pasisuko viskas. Galvoju, pirmą varysiu į miestą, muziejų, bet taip gavos, kad pasisuko viskas skirtingai ir šį kartą šiandieną eksplorinam. Atvarėm prie Krioklio, varysim dar pasnorkelint kažkur, nes čia yra labai gerų koralų, gyvų. Prisijunkite nuotykius. Bet jo įdomu labai, kokia jėga ir srovė būtų, kai vanduo būtų pakilęs visas. Kaip čia viską nešu, nes iš nuotraukų įdėsiu, va galit pasižiūrėti, kaip atrodo, kai viską neša. Tai dabar, kadangi sausasis sezonas, tai čia ir tai sausojų sezonų, kokia srovė yra. Nemaža visą. Visa vandens kaip sužemėjo, tai reikia greičiau nežinti kudašių čia, nes nebeišplauksim. Bus buzota visa. Nong. Nong. Patugangan. Isa ko yun yung takot. Kung saan yung... Ha? Lampas niyan. Tingin mo. Dami yung... Aradugang. Padugangan. Kilogramas žuvies 105 pesų. Kadin si Kagawad. Si Kagawad digi. Ara. Pizza. Ngirit. One. Ngirit. Tanan ka na yung mag-ngirit. Hello. Essentia. I think you need to slow down on the gin. You'll be asleep before the... You can't say that. I'm like, what? What do you mean? It's Ilang wanking. talim niya. This one for you. Eat it. Right, fuck it then, I'm going swimming. Okay. Yes, boss.
dalyvauti po šitą. Yeah. $500 už naktį. Šiaip hotelis net nedirba. Nu žodžiu. There's a basketball court. Anywhere you go. Yeah. Like You show us the way. namukai kokie gražus. Palmės. Jūra. Hello. Maybe you scribble your full name, friend. Yeah, well. The way Ruben's mind works, he needs to read it. Stuck forever. Wait. Do you know how? Užrašiau savo vardą draugui. I can't. Stupid. I can. You can read it? Just as Memories I no would like. Gcash. Gcash. Now Gcash. Friend, I love you. I love you. You gave your full name. Yes. Tagay? You're a good person, G. Tagay? Tagay. When will you come back in Culion? Maybe when I have a Filipino wife, you know? Mate. Hello, we need gin. Ginebra. How many Ginebra. bottle? One bottle. One small bottle, right? Yeah. Only 85 pesos. Only 85. Very good. Thank you, Pa. Thank you. Bye bye. You know masarap. You know masarap? Masarap. You so masarap. Tasty. What? Tasty. It was joking. Labas rytas. I don't remember this. Wow. More hard. You know what's the meaning of the sige in there? Sige, later on we will be happy. Varėm į ligoninę, varysim dar į muziejų. Tai va, biškelį istorijos bus apie pačią salą ir apie raupsuotusius. Senai be nešiojau kaukę. Here is the ticket? Ir žodžiu, čia yra geriausia ligoninė visam Palavane ir čia nieko nekainuoja gydytis. Nors, pavyzdžiui, visuose Filipinuose kainuoja, ne taip kaip Lietuvoje, nemokama sveikatos priežiūra. Čia yra viskas mokami, bet šitoje būtent įstaigoje nemokama. Einam į muziejų. Žiūrėsim kažką. Nors ir visai greta yra labai turistų mėgiama ir populiari sala Coron, būtent į Culion salą nedaug kas atvyksta. Viena iš pagrindinių priežasčių dėl to yra, kad Culion sala buvo kadaise viena iš didžiausių raupsuotųjų kolonijų visame pasaulyje. Kadangi to laikotarpio medicina nebuvo pažangi, vienintelė išeitis, kol nebuvo išrastas joks vaistas nuo raupsų, buvo pacientus izoliuoti nuo likusios visuomenės. 1904 metais buvo išleistas įstatymas, kurio pagrindu Culion sala buvo paversta į raupsuotųjų koloniją. Žmonės, kurie buvo išsiųsti į šią koloniją, nebegalėjo iš jos išvykti. Dėl to Culion sala buvo vadinama The Island of No Return. Kitas pavadinimas, kuriuo Culion sala buvo vadinama, yra The Island of the Living Dead. Dėl to, nes
raupsai ardydavo žmonių odą, neleisdavo žaizdoms užgyti ir galų gale galūnės pradėdavo pūti ir žmonės atrodydavo kaip gyvi numirėliai. Apie 100 metų Kulion bendruomenė gyveno atskirtyje nuo visų kitų Filipinų salų. Tačiau ir tokiomis sąlygomis jie susikūrė savo pačių valiutą, turėjo savo policiją, šventes, renginius ir kitus dalykus, kurie yra neatskiriami nuo kiekvienos bendruomenės gyvenimo. Buvo daug bandymų išrasti vaistus nuo raupsų, tačiau pats efektyviausias būdas buvo išrastas tik apie 1980 metus, o pati Kulion sala buvo pripažinta saugi ir laisva nuo raupsų tik 2006 metais. Su tokia ilga izoliacija nuo kitų žmonių, Kulion gamta liko gyvesnė ir turtingesnė nei aplinkinių salų, o salos gyventojai daug draugiškesni ir šiltesni naujiems atvykėliams. So in thousands of islands, why they chose Kulion? So we are strategically located, almost in the center. Number 2, we are an isolated island like Alcatraz. So we were considered prisoners of the lepers. Number 3, the natural resources, especially water supply. But they thought at first that it's a curse. Yes. It's a curse. Wow. Ir čia paskutinį patepimą daro kunigas ir iš pradžių galvoja, kad čia yra tiesiog užkeikimas kažkoks. This one is sculpture, not mummified. But that is the real face of one of the patients. So the bacteria is also called flesh-eating bacteria. So you are being consumed by the bacteria and you're still alive. So that's why we are also called the island of the living dead. First arrival. So arrived in 1906. 2 ships. They came from southern part, Cebu. Cebu Leprosari. Okay. They'll be separated. Oh, the children. The parents can visit them through the window only. Only window or glass. Oh, so you have a baby? Yes. Tai va taip vaikus tik tais per stiklą galėjo pamatyti tėvai. Žiauru iš tikrųjų, kaip buvo žmonės laikomi ir tiesiog tokie atstumti, atskirti. Savo šalyje buvo patys kaliniai. Kaip sunku buvo iš tikrųjų kovoti su tokiam ligom, kur nežinai kaip išgydyti. Vienintelė buvo išeitis tiesiog atskirti tos žmonės nuo visos visuomenės. Tai visa šita kolonija buvo apie 100 metų, kol išrado vaistą. Jo, bet žmonės vis tiek, nors ir atskirti, bet turėjo ir savo policiją, savo valdžią, muzikantus, sportą ir taip toliau. Tai vis tiek susikurdavo galimybių apturėti normalų gyvenimą, nors ir buvo atskirti. Va čia iš kitos pusės vaiko akimis kaip atrodė. Tai vaikas guli, ką tik gimęs, čia pagimdo vaiką, atneša čia ir čia lankymo zona kaip kalėjime kokiam. Negali rankom susiliest, per stiklą viską turi žiūrėti. Tėvai būdavo, čia vaikas būdavo ir tik taip gali komunikuoti su tuo vaiku. Negali paimti savo vaikų į rankas. Pliam, kokios senienos. Tabletės. Multiple drug therapy. Oh, can I write? Yes. Thank you. Ką čia parašyti linkėjimai nuo Lietuvos gal? Yeah, that one. It is good? Yeah, sure. You say, that's your name or what? I will say greetings from Lithuania. Yeah. Really? Reikia gal savo parašą padėti. That means what? This is my signature. What do you say? Yeah. Greetings It's from... Greetings from Lithuania and a heart and my signature. Linkėjimai nuo Lietuvos. Tai jeigu kažkas atvarysit čia, apsilankyt, čia galite padėti savo parašą irgi. Surinksim lietuvių. Maybe a Lithuanian was here before, no? I'm not sure. You could ask them. Yeah. Maybe I'm the first Lithuanian ever to be here. You're most likely the first one. Yeah. Do you know if there was any other Lithuanians who came here? May Lithuanian, I don't know. Lithuanian. No?
I'm the first Lithuanian ever to come here? Okay. That's amazing. Thank you. His sauce, There are lots of European, Huh? but not but Lithuanian. not Lithuanian. Not Lithuanian. Okay. I'm the first one. Could be. And this is the replica of our stump. That's Oh, Queen's thank you stump. Ah, and Sinpiniel. Sinpiniel. Yeah, Thank you yeah. so much. Yes. Yeah. Aš esu pirmasis lietuvis apsilankęs šitą muziejų. Įsivaizduojat? Man reiktų įrašyti į istorijos knygą. Pirmasis lietuvis apsilankęs čia. Galimai. Įsirašiau Lietuvos istoriją. Should I go in Lithuania to be in Lithuania? Yeah. I wouldn't be there. You can come to my hometown museum and you can be the first Filipino to be there. And it's one of the oldest churches in Palawan. Exactly. Okay. Seniausia Palavano bažnyčia. Pastatyta 1740. The logo. This is seal. Oh yeah. Pinsabella something. Vėlia kokią vietą bažnytėliai. Ten vakar, kur čia, kažkur per kamerą, man atrodo. Tenais kažkur snorkelinom vakar. Tenais tas kelias į Koroną yra. Tai atplaukiau iš tos pusės čia va. Good stats. Yes. Wow. You should have a picture taken. Yes. Wow. Kingas tas juos. I think you. Lengvi pietus, 100 pesų. Hodogas su dešrelė, upės desertas ir čeburekas su kiauliena. Varom kirptis. Priekinės durys užrakintos. Tai einam pro aplinkui. That's Slagboy. Yeah. Small kambarys. What is your name of the barber shop? Biglang guwapo and biglang ganda. It means, ano to in English? Some handsome something, yeah? Yeah. You've grown more handsome and more beautiful. You know, there's a barber shop in Cebu. Yeah, They have the scissors that yeah, as long as this. yeah. Can you try? We try go there. Yeah. Oh my God. Good? I'm bald? Wait, Number 7 ito. what number is this? 7. 7? Yeah. I need to check. You look at. Maybe more. Less. No, Less. later. Later? Yeah. Sige. But yeah, we can start like this. Oh, I'm bald, wow. Yeah, will you make the line? Yeah, later alligator. Tai You žodžiu, don't remember when I kissed you last you night? don't kiss me. Don't lie to me. But you remember, ah? No. Tai žodžiu, jo, atsisveikinam su geltonais plaukais ir pagalvojau, kad nebereikia jau to plikumo vengti kažkaip ir slėpti jo, nes tiek nepaslėpsi, nu tai ką, tai tiesiog reikia susitaikyti su to faktu, kad plinkam biškelį. 50 years. Yeah, I'm 50 years old. Golden years. 1975. Oh really? Yeah. Tai žodžiu, But you look, I'm look younger and very sexy. Hi, sorry for disturbing us. Do you have boyfriend? Before I have a living partner before. Oh. Yeah. You live here in We're Puliyang? living in 10 years. 10 years? Yeah. Wow. Since when I was young. I've been in Thailand. Thailand? Yeah, cultural dancer. And in Japan. In Japan, cultural dancer. In Thailand, you know, He's been to I'm trans. Thailand as a cultural dancer. Gender change Yeah. transfer in Thailand. A month? It takes you a month for
Oh, yeah. Does it cost a lot? Not really. No? She works as a Professional whore. So You know, I have a boyfriend, American before. Oh. Yeah. Okay. Philippine and Italian. Oh, wow. Yeah. She works as So you like Before. Adam? No? I don't like Adam because it bad Smells smell. Oh, see? Good? Yeah. You look younger. Younger? Yeah. Not You older? look 17. Kokia balta kakta šiaip pas mane yra. Reiks įdeginti pagaliau tą kaktą. Įdegti biškį. Saldo looks nice. 360 degrees. Thank you. Štai mano geltoni plaukai šuniui atiteko. Hindi mo naman ako maganda. Dapat ito, ganito. It's with lips. You It know? has a filter. Yeah. Yeah. Ką žinau, normaliai gal atrodo. Paskutinis raupsuotasis lygas šitoj saloje. Varom numotis pirdos. Važiuosim iki vieno krioklio, gal dar kažkur. Nu, žodžiu, kaip dievas duos. Su ieškuosime, bandysim šiandien įdegti kaktą. Kelionės partneris Honda. Perdažytas, toksai kovinis. Važiuojam į krioklį su draugu ir mechaniniu mocu. Važiuosim apie valandą laiko kažkur. Tai, kadangi čia keliai nėra išvystyti labai gerai, tai teks pasikratyti biškį. Jo, va taip va. Atvažiavom. Turint kratalinę biškį, bet gerai, kad ne taip toli važiuoti. Sėmam šmūkės. Ir lekiam į falsus, jeigu bus jų. Žodžiu, atvarėm į falsus, bet falsai be vandens. Tai pasikeitė planas, važiuosim dabar į snorkelinimo vietą, paplaukėsim. Dar noriu įlipti į palmę, kokosą pasiimt. Tai va, tai toks tas planas. Šiaip juokingas dalykas norėjau pasakyti, kad nuomojantis mocą, tau net šalmo neduoda. Nėra, ta prasme, nereikia tokių dalykų čia, tokiuose regionuose. Sio, beveik atvažiavom. Pavargau su juo važiuoti, žiauriai kalba daug. Biškį norisi tylos. Šiaip kas yra dar apie Filipinus, kad kaimai yra visiškai tokiose vietose ir visi turi, svarbiausia 2 dalykai yra, kas yra kaime. Krepšinio aikštė ir bažnyčia turi būti. Būtinai. Belia kaip gražu. Oh, there is small look, I cannot climb that. Yes, I will climb a coconut. Found your coconut already. Yes. Belia kaip ramu ir belia kaip gražu. Wow. Dar lipsiu į kokosų medį. Plaukus nusikirpi ir va kaip gyvenimas pasikeičia iš karto. Tokie vaizdeliai pasidaro. Tuo į kokosą medį lipsiu. Yeah, it's filming. But like this. Sorry. Kilala mo si... You are filming yourself.
Watcher noon sa'yo. Talaga apelido po. Sorry. Ano ba dyan sila? Meron. Okay. Nakapunta kami dun Sa bahay, Nung pagkatapos nun. Oo. Nung nangyari. Yeah. Ayun. I didn't bring the... No, you just visit around. Okay. And that is Paul. Yeah, that one. One. Another one. The other one. One at the top. In front. Yeah, that one. You can now be a coconut gatherer, picker. Yeah. Maybe there is a... You want to? Machete? Yeah, it's sharp. Yeah. Yan. Baka okay na yan. Kung hindi, kung ano, i-try lang. Yun. Okay. Yan. Baka ano na yun. Baka mo ko yan. Sorry. I don't know if I'm covering you well. You can review. Yes. Thank you. Salamat. You're still going to have it open. Me? Oh, yeah. Siya, marunong siya. Oh, I can. You know how to? No, I want to learn. Yeah. Oficialiai kokosų rinkėjas esu. Oh, I will try the next one. Bought one in Vietnam, coconut, Yeah. and you got it prepared before you? No. Tama lang. Yeah? Are you sure you won't cut your fingers No, off? I will not cut my fingers now. Matigas yan. That's working. Oh, fuck. It's filo. It's hard Yeah, already. Oh, nice. Quite hard. Yeah, hard. Tai buvo pirštai. Išpėliau pusę vandens. O, gyvenimėlis. Damo. Tapos ako pa mag-ano sa Yung dalawa dun sa tagtatlo silang dalawa. Tapanong kay Kuya Noni. Tinanggal siya. Tinanggal siya. Tambayan kami dati dito. Malaking Jaunas kokoso vidus. Tai čia vadina buko. Tai taip atrodo jaunas vidus. O taip yra jau pagyvenęs senas. Hard. Yeah, hard coconut. Cameraman? Okay na ito? Which one? This, yeah. You just stay with This it. one, right? Yeah. You Russians! Yeah, this is a Russian's head. This is a Russian's head. Oh yeah. Yes! The monkey's going down. Mano sąskaitoje 4 kokosai yra. Cameraman! Vėliau koks paplūdimys iš tikrųjų, jo, kiek spėlė. Oi! Wait. Yeah. Smėlio pilna paplūdimy, kaip čia. Hello. Hello. Can I get gasoline? Oh, yeah. One bottle. One, yeah. It's 85 pesos. 85. Okay, I take cash.
Taip, čia benzinas parsidavinėja buteliuose. Tikriausiai įtartinos kokybės maišytas bus, bet ką jau padarysi. Toks vakelelis. Tai nulipo draugas. Kokio gerumo saulėlydis. Taip atrodo. Wow. Easy. Gan susigrūdę, vienam bute, į būdą būtų apsnūdę malą, mes tą pačiam šūdę. Oh, take me home, wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Felix, wow, crazy. Įspūdingiausias važiavimas, kokie esu turėjęs. And so, how much it cost for 1 hour? 1 hour? 5. 5 pesos? Freaking 5 pesos. Wow. Tai žodžiu, kainuoja šitas dalykas 1 valandai internetas, Wi-Fi'us kainuoja 5 pesus, kas yra 7 centai. Tokia gatvelė ir daug tokių būna visur. Kaimuose, ypač visokiuose. Labas rytas. Šiuo metu turim 537 ir lipom į kalną. Lipom į kalną pasižiūrėti saulėtekio. Tai va, rytinis workoutas, žingsniai, laiptai. Turim vandens, turim bandelių kažkokių vietinių. Turim draugą, bet už nugaros einasi. Tikėtina, kad bus gražu. Viskas, paliekam saulėtekio stebėseną. Biškį lievai, kad debesis užstoja, bet vis tiek buvo gražu. Pažiūrėt, kaip visas miestas bunda. Ir viskas. Čia mano kelionė baigės Kuljone. Čia buvo labai intensyvios šitas 2 dienas. Labai ilgos dienas, labai daug nuotykių ir visiškai nesitikėjau, kad taip susiklostys viskas. Kaip susiklostė, tai išvažiuoju čia pasikeitęs, kitaip atrodantis, turintis daugiau vietinių draugų. Išmokęs labiau apie istoriją šitos salos ir patirinėjęs biškelį, kaip šita gamta atrodo. Vice Mayor! Ermin! Vice Mayor! Wow! Yeah, we can do together. Together come. With the Vice Mayor, previous Vice Mayor of Kulion City. Yeah, when was the time? 2001. Oh, when I was born. Yeah. Su buvusiu vicemeru. Tyrinėjom salą čia, žodžiu. Your life. Wanna say goodbye to the vlog? Bye-bye. See you in where? See you in Lithuania. See you in Lithuania. Can you say? What? Viso gero buvo gera. It means goodbye, it was a good time. Viso gero buvo gera. Guara Bulgara. No? Guara Bulgara. Not? It's good, yeah.
Viso gero, buvo gera. Viso gero. Pasimatysim kažkada kitose nuotykiuose. Čiau.